Pastebime įdomią tendenciją. Pastatų sandarumas didėja, reikalavimai energiniam efektyvumui didėja, atsinaujinančios ir žaliosios energetikos sritis plečiasi, o Lietuvoje specialistų mažėja. Trūksta tiek montuotojų, tiek inžinierių, o kiekvienam šiuolaikiniam pastatui reikalingas ir šildymas, ir vėdinimas, ir oro kondicionavimas. Sutrumpintai dar šios sritis vadinamos ŠVOK. Jas išmanantys specialistai gali nesunkiai susirasti darbą ir be to pasirinkti, kuria kryptimi dirbti ar su kokiamis sistemomis. Mokinių patogumui siūlomi tiek dieniniai, tiek vakariniai užsiėmimai, nes puikiai suprantame, kad dauguma yra dirbantis, todėl jie nesunkiai gali suderinti mokslus su darbu. Rugsėjo mėnesį mūsų mokymo centras atidaro ŠVOK akademiją su naujausia ir inovatyviausia šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įranga, o didžiausias privalumas mokytis pas mus tai praktiniai užsiėmimai, kurių metu mokomasi įvairių montavimo subtilybių, tad studentai gauna ne tik teorinės žinias, bet ir pritaiko jas praktikoje.